Visiems labas, šiandien aš žaisiu 3008 su savo draugė Akvilė. Visiems labas. Pirma, reikia dabar susirasti vienas kitą. Aš randu labai daug maisto, tai aš jėmu gerai. Gerai, aš irgi matau. Davai, tu švilpsi, aš pas tave eisiu. Gerai, tik pirmą reikia surasti vietą, kur mes statysim visą patį namą. Kai tu paimsi, surasi. Gerai. Ir švilpsi. Aš radau virtuvę, kur lovas prilipdytos. Nu jo, o didelė ar maža? Didelė, tik tai tam pusę maisto nėra, nes jie pavogė. Jaučiu. Nu, ne pavogė, o paėmė, susmaišiau. Nu jo. Tikiuosi nebus naktis. Gerai. O tam labai ilgai laukiam, kad rytas pasidarytų. Ir neėmam pizzą, jos nelabai geros. Nu jo. Pizzą galite imti, bet jos duoda tik labai mažai. Tai, kad nelabai siūlome. Bet jeigu nėra maisto arti, tai galite juk aišku paimti. Ir jeigu jums labai reikia maisto. Bet jeigu ją galit valgyti, kada reikia hunger, nes jeigu energija, ji beveik neduoda. Statysim. Aš radau vietą. Statysim iš padonų. Siūlau statyti ir jums iš padonų, nes jie, pagal mane yra labai geri. Pagal mane irgi. Aš radau čia vieną tokį mažą, labai gražų namą. Kada švilpsi? Aš radau nežinau kaip lietuviškai, bet bus aptėčka. Aš švilpiu. Aš matau. Aukštų mes šį dastatysim ir jis bus labai gražus. Aš radau ledus. Aš greit paimsiu. Ledai labai geri. Taip. Gerai. Manau, kad tu ten nuėjai. Oi. Įdomu, kodėl čia padonai visur skraido? Radau namą žiauriai fain. Na, gal nelabai, bet normaliai. Mažiukas yra dobnas. Jaukus. Susmaišiau. Gali dar kartą pašvilpti? Tuoj negaliu, nukritau, man reikės medicinos šitos. Gerai, švilpiu. Gerai, kur reikia? Aš čia pastačiau langų, tai kad... Į mūsų namą kažkokias mergaitės nėjo. Aš paimsiu televizorių. Jos vogė iš mūsų namo lentas. O, nepasisekė. Ir čia dabar mergaitė rašo, čia mano namas ir aš jį stačiau. Bet jeigu aš jau pusę pastačiau. O kur plan? Kaip suprantu, mums reiks į kitą namą, nes čia daugiau nėra jokių lentų, nes čia du namai pastatyti. Aš pamiršau, kad galima čia bėgti. Mums reikia susitikti ir paskiau ieškoti vietos, kur statysim, iš to, kad ta vieta bloga. Gal pašvilk? Aš? Taip. Gerai, aš švilpiu. Aš manau, radau mum vietą. Ten prie padonų yra. Prie lentų. Aš tam padėjau. Tikiuosi, Ei, Ryda, čia aš buvau. Ir čia, ten namelis ir dar ten namelis. Čia gyvena kažkokios mergaitės ir jos reikia, kad čia mūsų namai ir ten nelyst. Tada kur einam? Einam pas juos, nes mes kitaip galim numirti.
Reikės persinakoti. Tik aš žinau, kur čia šitas uždarimas. Oi, atidarimas. Kodėl mus nepala? Nu, tai ir pasisekė. Aš užstatysiu. Čia mergaitė. Ten mes. Ne, sorry, labai mergaitė. Galiu parašyti, kad mes ant vienos nakties, nes mums labai reikia. Oi. Angliškai. Čia va tokia mergaitė, ji nori mūsų paprašyti, kad mes prašytume jai vaiką, nes ji papuolė į video. Ir ji nori, kad ji kitos kalbos ir ji, man atrodo, nesupras, ką mes sakom. Tai, kad nežinau, ar jai sakyt. Nu, pasakysim, bet gali supras, jeigu žino lietuvių. Gerai. Gerai, tuoj praeis naktis ir mes eisim. O aš matau ten didelį virtuvę. Jo, ten statysim namą. Jau diena mes jau einame į šitą namą. Tik ta mergaitė Didžiulę virtuvę. Ta mergaitė sugriovė visą jos namą. Man jos labai gaila. Kas statė? Nes jis šitą statė namą, kaip atrodo, ilgai, nes jis toks gražus. Einam į šitą didelę virtuvę. Aš paimsiu kai kurios dalykus, jeigu... Jau ei. Makaronai ir spurga čia labai net neblogi. Man jau nebėra vietos. Eina pažiūrėsiu. Aš noriu paimti makaronus, bet... Tai Jo. palauk man valgyti. Reikėtų paimti dar šituos 2 makaronus. Gal man išimt 2 hotdogus, nes aš jau 4 turiu. Kaip nori daryk. Davai mes statysime namą. Tu kur? Aš tavęs nematau, Aiva. Palauk. Reikia statyti ten, kur yra padonai nulenta šiaip. Pažiūrėkit, čia kažkoks namas. Čia ir Jo. maisto, čia visko. Koks įdomus namas. Va, čia neįmas aš radau. Davai, čia praeinam. Žiūrėkit, kiek čia daug maisto ir jokių Koks žmonių. Koks mielas kačiukas. Čia 2 aukštas ir čia be galo daug maisto. Gal mes čia apsigyvenam, tik biškį jį gydinsim ir gydinsim. A gal savo einam ieškoti namą, bet jeigu žiūrėk, ten yra ant televizoriaus koks. Labai. Norėčiau čia, nes šis čia toks gražus ir daug maisto. Nu, davai dar paieškom kažko tai. Palauk, sakysiu tašką, kad galėtume paskiau ateiti, jeigu jau kito varianto nerasi. Manau, radau, kas gyvena šitam name, tai yra siok. Arba jį bando įeiti šitą namą. Pavaizduojam, kad mes čia gyvenam, nes Jį jis griauna. Jį griauna. Ką jį griauna? Kas griauna? Jį griauna viską. Nesuprantu, tokių žmonių, kam tie žmonės griauna? Įprastai viską griauna. Geriau einam iš čia. Aha, jie kažkokie blogai. Niekada nebūkit tokiais kaip šita mergaitė, ar čia berniukas nepamačiau. Berniukas. Ir taip jūs tada erzinat kitus žmonės ir jie paskiau jums tam gali
šitą. Jeigu jūs pastatysit labai gražų namą, o paskiau jie gali juos surasti ir paskiau jų namo nebebus. Žiūrėk, čia dar vienas namas. Einam statyti va čia namą. Bet čia nėra niekur arti daiktų, su kuriais galima būtų statyti. Gal einam ieškoti, kur padonai? Lentas. Pripratau sakyti. Taip, čia nelabai ko yra, čia dar va toks mažas namelis. Dabar bus mum pauzė, nu jums tiksliau, nes labai ilgai, manau, ieškosime. Mes neradom vietos, kur namą statyti ir jau tapo naktis, tai mes va taip užsistatėm. Va taip užsistatom, šiaip jie čia sunkiai pralis. Ir aš noriu dar va šitą perstatyti biškį, kad tikrai nepralystų. Jo, užsistatom geriau. Tik tai stogo nėra, jie pro ten gali įlysti. Nieko tokio. Gerai. Laukiam dabar. Pagaliau atėjo rytas. Dabar eisim ieškoti vietos namui mūsų. Va ten. Gerai. Mes dabar ieškosim namui vietos, o pažiūrėkit, čia toks mini labai gražus namelis. Taip. Gerai, aš šią lentą paėmė, nes, kaip man atrodo, čia niekas negyvena. O, mes jau radom šitas stelažas. Va čia apsigyvensim. Gerai, pradedam statyti. Man atrodo, mes statysim labai ilgai, bet kad, man atrodo, mes įstiksim, kai jau viską pastatysim. Taip. Gerai, pastatau šitą ir bus pauzė. Viskas pauzė? Pagaliau dastatėm namą. Dabar parodysim, kaip atrodo. Ja. Čia yra raudona čiuožykla ir 3 televizoriai. Ir va tokia sofa su žaislais. Kodėl pas mus ateina kažkokie žmonės? Nu, praleidžiam. Čia yra toks staliukas, kopėčiai. Bet jie jau susidraugavo, vis mums ir maisto nešė, jis mums padėjo. Ai, oi. Čia balkonas. Viso namą šiaip mes statėm, bet jis mums maistą atnešinėjo, kad mes netrūktume. Taip. Čia lova ir stalas su tokiais maistas. Ir va, girlianda. Visas maistas esa kitam name, kur atrodo, kaip viskas sugriauta, bet mes specialiai tam viską sugriovėm. Maistą padėjom. Specialiai, kad visi nežinotų ir neitų į tą sugriautą namą. Mes specialiai pastatėm tokį namą biškį ir tada viską maistą nešėm. Nu, ir kaip ir viskas. Visiems iki. Iki.